Vanduo neatskiriama mūsų gyvenimo dalis. Ko gero jam vieninteliam turime būti dėkingi už tai, kad pažįstame mūsų mėlynąją planetą Žemę. Atrodo viskas taip paprasta. Lašas po lašo ir vanduo jau tavo stiklinėje. Atsigeri ir vėl esi atsigaivinęs, kupinas jėgų ir pasiruošęs darbams. Tačiau ar žinote, koks unikalus ir nepaprastas yra kelias, kuriuo vanduo ateina iki jūsų namų ir atsiranda ant jūsų pietų stalo? Mano rankose vanduo. Tai vanduo iš Telšių gyventojų čiaupo. Jis liktai iš pirmo žvilgsnio paprastas vanduo, tačiau jį patiekti gyventojui yra gana sudėtingas ir ilgas procesas. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių vandenys jau daugiau nei pusę amžiaus Telšių miestui ir rajonui tiekia puikios kokybės geriamąjį vandenį. Bendrovės tikslas yra teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms ir organizacijoms patiriant mažiausias išlaidas, bei nedarant žalos žaliai aplinkai. Jau 60 metų Telšių gyventojai mėgaujasi šituo vandeniu. Vandens ilgas kelias prasideda iš žemės gelmių. Gręžinių pagalba vanduo yra patekiamas į vandens gerinimo įrenginius. Vandens gerinimo įrenginiuose vanduo yra padaromas iki puikiausios kokybės, kurį gauna Telšių vartotojai. Mes esame vandens gerinimo įrenginiuose, į juos vanduo patenka iš Siraičių ir Kungių vandenviečių. Tų abiejų vandenviečių mišinyje yra rodikliai, kurie netenkina vartotojų. Mes šaliname amonį, geležį, manganą ir siros vandenilį. Po gerinimo įrenginių išvalytas vanduo keliauja į rezervarus. Yra 2 rezervarai po 2000 kubinių metrų. Prieš patekdamas vanduo į rezervarus yra dezinfekuojamas, kad išvengt bakteriologinės taršos. Paruoštas vanduo siurblių su dažnių keitikliais pagalba tiekiamas ne tik Telšiam, bet dar ir 6 kaimam. Tai yra Ryškinam, Rainiam, Viešvinam, Degaičiam, Gaudikaičiam ir Džiugininam. Per parą Telšiai ir minėtos gyvenvietės sunaudoja apie 3000 kubinių metrų vandens. Kad vanduo tikrai atitinka visus keliamus reikalavimus ir yra kokybiškas, rūpinasi įmonėje veikianti geriamo vandens laboratorija. Šioje cheminėje geriamo vandens laboratorijoje vykdoma nuolatinė ir periodinė geriamo vandens priežiūra, kad vartotoją pasiektų kokybiškas vanduo. Tai yra pirmoji vandens kelio dalis. Antroji dar sudėtingesnė, kada panaudotas vanduo vėl patenka į nuotekų tinklus per siurblines į nuotekų valyklą. Į ten ypatingai sudėtingas procesas, kada biologijos, chemijos ir mechaninių įrenginių pagalba vanduo vėl užterštas, išvalomas ir išleidžiamas vėl tinkamos kokybės gamtai. Ši vandens kelio dalis neretai būna apipinta įvairiais mitais ir išgalvotomis istorijomis. Antai bandoma interpretuoti, kad panaudotas vanduo nutekinamas tiesiai į įvairius gamtos telkinius ir jie nuolat teršiami.
Teisybė yra kur kas kitokia, o ir procesai žymiai sudėtingesni, nei gali įsivaizduoti eilinis vandens vartotojas. Telšių vandenys gali pasigirti turintys vienus moderniausių šalyje vandenvalos įrenginius. Telšių miesto biologinių valymo įrenginių misija yra surinkti nuotekas iš visų Telšių miesto ir išleisti gamtą švarų vandenį, neteršiantį gamtos. Kad tą pasiekti, nuotekos yra priimamos mūsų miesto valymo įrenginiuose, sumaišomos ir paskirstomos į 3 nepriklausomas linijas, kuriuose yra apvalomos mechaniškai. Tai yra pašalinamas smėlis, riebalai, nešmenys, apvalomos biologiškai, yra pašalinamas fosforas, azotas. Ir šitokios išvalytos nuotekos jau yra išleidžiamos į atvirus vandens telkinius, į gamtą. Įmonė nuolatos dalyvauja įvairiuose projektuose, todėl vandenvalos plėtra pasiekė ne tik Telšių, bet ir rajono gyventojus. Nevarėnai vienas iš tų Telšių rajonų miestelių, kurie iki šiol neturėjo nuotekų valymo sistemos ir nuotekų valymo įrenginių. 2014 metais buvo pastatyti nauji valymo įrenginiai ir išplėtota nuotekų šalinimo sistema. Šie nuotekų valymo įrenginiai yra šiuo metu patys naujausi Telšių vandenų eksploatuojami įrenginiai. Šitų nuotekų valymo įrenginių sąmatinė vertė apie 500 000 eurų. Griežtėjant pasauliniams ekologijos standartams, į tai atsižvelgia ir Telšių vandenų įmonė. Prieš tai, kai išvalytos nuotekos patenka į gamtą, jos tikrinamos nuotekų valymo įrenginių ceche veikiančioje cheminėje laboratorijoje. Laboratorijoje yra tyriamas vanduo po išvalymo.
žiūrima, kad vanduo atitiktų kokybės reikalavimus. Tai yra 2 laboratorijas. Vienoje laboratorijoje tyrėme organinius teršalus, o kitoje tyrėme biogeninės medžiagas. Biogeninės medžiagos tai yra daugiausia fosforas ir azotai. Azotai tai yra nitritai, nitratai, kurių leistinos ribos reglamentuoja mūsų įstatymai. Mūsų pagrindinė laboratorijos misija yra ištirti atitekantį vandenį į valymo įrengimus. Jis atitek labai užterš iš viso Telšių miestų. Ir pagrindinė mūsų funkcija – pažiūrėti, koks bus išvalytas vanduo po valymų, kadangi laboratorija visą tai atlieka ir mes galim pasakyti, mūsų vanduo Telšiuose yra labai švarus ir mes gamtos neteršiam. Vienintelė atlieka po nuotekų valymo proceso yra sausas bekvapis dumblas, kuris yra sandėliuojamas tam specialiai įrengtoje aikštelėje. Beje, pastaroji atlieka yra puikiai trąša miškininkystei bei kai kuriems žemės ūkio subjektams. Štai toks unikalus ir sudėtingas yra vandens kelias nuo gamtos iki gamtos. Mes, vartotojai, esame tik tarpinė stotelė, kurie galime pasinaudoti šią puikią Telšių vandenų įmonės teikiamą paslaugą. Tam, kad ji būtų kokybiška, įmonėje dirba daug savo srities specialistų. O kaip pažymi įmonės direktorius, žmogus ir yra pats svarbiausias. Šitą vandens kelią jau 60 metų aptarnauja puikus Telšių vandenų darbuotojai. Per tiek metų jie įgijo puikiausią kvalifikaciją. Nors dabar naudojamas ypatingai jau naujausios technologijos, bet tos technologijos, tie įrengimai, tie siurbliai, be žmogaus tai yra niekas. Todėl labai didelis indėlis Telšių gyventojų gaunamai vandens kokybė yra Telšių vandenų darbuotojų kvalifikacija, kokybė ir meilė šitam darbui.